Žodžiu, kalėjimo kamera, ateina 3 naujokai atveda. Išsiaiškina visi, koks rokas jų terminų, kiek kas sėdės. Nu, sako, aš tai 7 metus. Kiek tu kitam? Nu, man 9. Kiek tau? Man 5 metai. Nu gerai, sako, tas, kur 5 metai, sėskis arčiau durų, tau anksčiau išeiti. Bus patogiau. Geras. Neblogai. Retorinį klausimą atsiuntė klausytojas. Kodėl, sako, grožio konkursuose, čia klausytoja matyt, naudoti kosmetiką galima, o sporto varžybose, o dopingas jau draudžiamas? Panašiai iš tikrųjų. Kiek vyro nepenėtum, vis tiek į kaimynę žiūri. Su vilku paralelė išvesta jam. Senas, bet geras. Patys jūs blogi. Oras pasirašo. Geras. Šiandien man reikės daryti tai, ko aš niekada nedariau ir tai darysiu pirmą kartą. Prisipažinsiu, dar niekada nedariau su vyrais to, tiesiog nebuvo tokio poreikio. Niekas manęs iš vyrų to neprašė, nereikalavo, kad aš tai padaryčiau. Šiandien aš virsiu sriubą. Pareigūnas beldžia į vyro duris, reiškia, atidaro, vyras sako, tu kur buvot vakar, reiškia, klausimus, taip, 20 valandą 5 minutės. O, sako, viskas labai paprasta, 20 valandą, lygiai 8 nusivedžiau žmoną. Mėgamai, nu ir ten patys žinot, pareigūnė, kas įvyko, tas įvyko. Žmona išvirtęs. Ha, pareigūnė, tas tai tiesa, bet velniai žino, kuris buvo 5 po 8. Du draugeliai kalbasi, vienas sako, nu aš nesuprantu, sako, o draugam tavo mašina? Sako, gyveni centre, iki darbo, kiek tau pėsčiomis? 3 minutės eiti. Sodu neturi, niekur nevažiuoji. Nu kam tau, sako, mašina? O, sako, kam? Mašina man. Tai įsivaizduok, sako, praeitą savaitę, kiek aš darbų padariau su ta mašina. Nuvažiavau, reiškia, bamperį nusidažyti. Paskui turėjau nuvažiuoti, apsidrausti. Važiavau nuplaut mašinos. Tada, reiškia, išvalyti bagažinę turėjau, buvo pripilta kažko. Paskui dureles dar turėjau patvarkyti. Jeigu aš neturėčiau mašinos, aš nebūčiau tiek daug dalykų spėjęs sutvarkyti. O, kiukas. Ir aš dar vieną paskutinį savęs. Viešinė, reiškia, varto žurnalą, klausė šeimininkė, sako, žinai, va čia knygą tokią skaitau, kad strutis labai blogai mato, o jos skrandis ir akmenys, va, rašo, suvirškintų, sumaltų miltai, žinai. O, sako, geras, nuostabus vyras būtų.